Sveiki žiūrovai, vėl mes garaže. Praeitą kartą, jeigu atsimenat, viską atsijungiau, kad nebūtų įtampos, nes čia viską daryti reikia per naują. Ir valiko tokia lempa supuvus. Liuminescencinė lempa, galimagi panaudoti, o kodėl ne? Tai va, tai tokie bus ir darbai. Dabar lempos valymas ir bandysim pritaikyti kažkur tai savo dirbtuvėliai. Tai ką čia jinai kiurksos per visą žiemą ir rudys toliau. Tai bent jau panaudosiu. Tai ką, išsiardysim, išsivalysim. Čia šitie plasmasiukai turėtų nusistumti tenais, lempą išsitraukti. Taip, starteris, man atrodo, dar geras. Starteris bus geras. Kas čia? Philips. Aišku, Philips. Kiek čia dar? 18 vatų. Va pats tas. Va, nukrepšiau plasmasiukus dabar. Atsimenat, kaip lempą išsiema? Turbūt jau nedažnas turbūt atsimena, kaip išsiema liuminescencinė lempa. O pasirodo, labai paprastai pasisuka. Hop. Va, kol kontaktai va ten atsisuka į savo vietą, va. Ir tada gražiai va taip va išsitraukia. Paskui dangtelis čia nepritvirtintas, turėtų būti pagal viską. Jis turi išsiimti. Ne, su viena ranka tai va, jau žiojasi. Gerai, padėsiu telefoną, tada nuimsiu. Lempa žemėj, nešma nama, atšveist reikia dabar, kokia baisi, siaubas. Nieko, padirbsime, bus kaip nauja. O štai čia katiliniai buvo paliktas senas, naudotas, visiškai sudroštas virtuvės komplektas, baldai, tai ką aš čia. Ir dabar po truputį gimsta idėja čia padaryti darbastalį. Čia susidėti kai kurios įrankius, jau čia jau atsirado vieta ir visokiom radio detalėm, varžtelėm ir taip toliau. Ir kaip tik šitą lempą dabar jau čia ir kabinsis man. Bus apšvietimas. Kadangi ledinis apšvietimas, o jų maitinimo blokas trukdo derinti man aparatūrą, oscilografas reaguoja į visokius pašalinius trukdžius, tai vienas ir pats geriausias sprendimo būdas naudoti liuminescencinės lempas. Tai išvaliau lempą iš garažo. Štai galit pažiūrėti, koks čia droselis stovi. Droselis irgi Made in West Germany. Aišku, kokybė. Čia šitiek metų prastovėjus tą lempą garažę, tai nieks nesurūdyja. Praktiškai tarnaus mums čia ilgus amžius. Tai ką, surenkam, pajungiam ir kabinam. Susijungiau laidus jau. Čia tokį tvirtinimą kabeliui padariau, išsivedžiau. Kadangi buvo viskas įžeminta, tai ir aš padariau įžeminimą, su įžeminimu, kad bus saugu man čia. Taip, starterį. Dedam starterį ir važiuojam. Keiškim lempą. Philips. Taip gyvinti bus šviesiau. Ką, nenori suktis. Pasisuks, pranadėsis. Labai jau kietai. Gal gerai. Kietai tai gerai. Razėtė. Inkišau. Braliukas šviečia. Kuom blogai. Inkais dujas. Ir bus gera lempa. Matėt, kas užrašyta Made in France. Originalas. Kur tu takių gausi daugiau? Čia kokių 80 metų. Ir štai rezultatas, pažiūrėkit, kaip gavos. Bet tiesa, ne, jau nauji metai ant nosies. Kiek čia beliko? Jau porą valandų, o mes dar nepasipuošę. Kaip tik šitą girliandą reikia tvarkyti, nes raudona linija nebedega kažkodėl, tai kažkur tai nėra kontakto. Ir mes toj pat ir pasipuošim. Pažiūrėkime, čia dar jinai gyva. Bus kitiem metam. Pasirodo, kad čia nieks jau. Nebegyva. Tai vis tiek reikės tvarkyti jau kitais metais turbūt. Kažkas su juodu tašku jau. Čia irgi juodas taškas. Čia pastuksenas kažkas čia atsigauna.
O gal dar išaus naujametinis fejerverkas? Nu tai ką, brangieji, su naujais metais tada. O aš kaip visada sakau, ačiū, kad žiūrėjot, iki naujų susitikimų mano kanale. Iki!